Tamiau, gal palies. Taip. Mano visi namai buvo tarsi Amazono sandėlys. Nei man bus patogu, nei man bus malonu, aš tas kojas nutrypsiu ir baigsis balius. Taip, vieną dieną atsikeli ryte ir tu testuoji, žiūri, kokie yra moksliniai tyrimai padaryti, kokią įtaką duoda aukštakulniai moters įvaizdžiui. Kągi, sveiki visi susirinkę į naująjį mūsų epizodą Atlantų balkonas. Šiandieną būsiu ne viena, turime mūsų draugą, kuris šiek tiek galbūt pavargęs atrodo. Tai bus Džegis, jisai tikiuosi man padės vesti šią seriją. Na ir žinoma, jisai jau išeina. Ir žinoma, turime mūsų svečią Rūtą. Labas, Rūta, labai smagu, kad tu atvykai čia. Ačiū, kad pakvietėt. Klausyk, tokių mes žmonių visada lauksim ir visą laiką kviesim. Tai Rūta yra tikrai nepaprastas žmogus. Jis yra ne tik mūsų universitetą pabaigusi alumni, ne tik verslininkė, bet ir manau, jis atskleis žymiai daugiau mums dar nežinomų ir neatrastų jos talentų. Tai pirmiausia pasako, kada tu baigai šitą universitetą, ką tu studijavai, ką atsimeni iš čia? Gerai, tai jeigu nuo pat pradžių, tai pramogų industrijas. Ir prisiminimai yra patys geriausi šiaip apie universitetą apskritai, todėl nes po mokyklos atvykus jau studijuoti universitetą man buvo tokia laisvė, toksai, kad nebėra jokių suvaržymų net nuo pačių minčių, kaip formuluoji, nuo tavo darbų, kuriuos tu atlieki, nes mokykloje visą laiką būdavo toksai, kad nustok daryti nesąmonės, nes tavo visos idėjos atrodydavo tarsi, nerealistiškos. Pradėk mokytis. Mokykloje turi visą laiką tuos rėmus ir taip, tu negali už jų išeiti ir tu turi daryti taip ir ne kitaip. Taip, vienareikšmiškai. O atvykus į universitetą buvo tarsi toks naujas popieriaus lapas, kur tavo idėjos pasirodo yra geros. Kažkam įdomu. Kažkam įdomu. Taip, kažkam įdomu. Ir visi, ne tai, kad net jeigu ir kažkokia silpnesnė tavo idėja, tu gali ateiti. Dėstytojai, kurie pasakydavo, ateik su planu, parodyk, kaip tu gyvenėsi, kad pats pajaustum, kad arba tai yra, ją reikia nukilinti greičiau, arba ją reikia įgyvendinti. Išvystyti, ištobulinti. Taip. Tai universitete iš tiesų buvo toksai labai fainas etapas. Aišku, man nepasisekė, nes buvo karantinas. Ant karantino metų mes papuolėm. Visiškai. Ir beveik visi 3 metai ir buvo nuotoliu. Auč. Taip, ir paskutiniai 4 metai buvo tada, kada jau nuo rudens iki pavasario mes buvom universitete. Tai buvo visiems keista. Tokia net atgaiva, ar ne? Iš ekrano tu išleisti visų. Kai jau nebenusižiūrinėti nuo namų dar. O jau realiai reikia išmokti, parodyti rezultatą. Geras. Ir aš kaip žinau, jog, gerai, aš leisiu tau pristatyti savo verslą tą. Tai yra be galo įdomi idėja, be galo fainai skambantis verslas, kur aš jau pati susidomėjau ir mes visi apsitarėm, kad reikės apsilankyti. Pristatyk. Gerai. Kas pas tavai yra per idėją, per darbas? Tai aš esu įkūrusi pirmąją aukštakulnių platformą Lietuvoje ir jinai taip pat gimė šiame universitete. Pačio pirmo atsiskaitimo metu buvo sugalvoti kažkokią renginio idėją, kaip jūs jį reklamuotumėt ir tada ir gimė aukštakulnių mokymai. Ir tai buvo tik tais mokymai, nebuvo, kad bus visa platforma. Ir kiekvieno semestro metu aš atsiskaitinėjau ją iš skirtingų perspektyvų kaip namų darbus. Tai visą laiką tą pačią idėją? Visada tą pačią idėją. Okay. Iš režisūros, iš produsiavimo, iš ten verslo finansų, iš marketingo, kaip viskas atrodytų. Tai mano net logotipas yra sukurtas ir atsiskaitytas kartu su namų darbu. Wow. Pas Inesą mes turėjome, man atrodo, renginių režisavimą ir tenais irgi buvo mano renginys aukštakulnių mokymai su visų planu ir taip pat jau sukurtas brandas, logotipas, kuris yra iki pačiol, jeigu pasižiūrėsim, tai čia atsiskaitytas. Ir paskutinio semestro metu, tai pas Paulių Šumakarį, jeigu teisingai pavardę ištariu, buvo tokia idėja, kad sako, gerai, aukštakulnių mokymai, tai aukštakulnių mokymai, bet galbūt reikėtų kaip iš to ilgalaikį perspektyvų išdirbsi, nes padarai vieną. Kaip toliau. Ir tada ir gimė, kad aukštakulnių mokymai mervakariams. Ir tada pradėjau vystyti tą mervakariams, kaip atrodytų. Ir kai atsiskaitėm jau šitą paskutinio semestro metu per patį paskutinį atsiskaitimą,
filmavom reklaminę kampaniją šitam Geras. per medijas, taip, ir nufilmavom visą tą. Ir kai įsidarbinau, nes vis tiek universitete, man labai visada yra svarbu pačiupinėti darbus, kad aš turėčiau emocinį ryšį, nes labai svarbu, kai mes mokomės iš svetimų klaidų, kad mes turėtume ir tos savo patirties. Nes, taip, žinoma. Tas, taip, vieni sako, nedaryk taip, nu tu vis tiek nueisi ir padarysi, kad turėti tą emocinį ryšį. Pats vis tiek, kai tu praeini pro kažkokią tai klaidą, tu įsisavini geriau ir pats tobulėjai, negu, kai sako, geriau yra mokytis iš kito klaidų, žinoma, ne, negu iš savo paties. Bet iš to kito klaidos tu vis tiek tiek neišmoksi, kaip pats iš savo padarytos klaidos. Vienareikšmiškai. Ir kaip sakoma, klysti, bet būtent taip ir tobulėjai. Taip. Ir pasako, kad man čia įdomu. Taip, galėsim dar irgi tą paplėtoti mintį, nes iš tiesų jo tas balansas toksai iš tų klaidų mokymosi. Tai va, ir tuomet aš įsidarbinau kaip komunikacijos specialistė ir pabandžiau pasimatavau tą ofisinį darbą. Tai mano vadovė jau per pačius pirmosius mėnesius sakė, kad aš laukiu, kada tu ateisi ir pasakysi, kad tu išeini iš darbo, nes numatėsi, kad aš netelpu rėmuose, man duoda užduotį, aš ateinu ir pasakysiu, ne, žiūrėkit, čia padarysim taip ir taip ir taip, nes labai aiškiai žinau, kad mano darbas turi generuoti tam tikrą vertę. Ir iki pat šiol versle ar kažkur, ir su namų darbais, kaip atsiskaitinėdavau, kad perspektyvą į ateitį. Tai, ką tu atlieki, kad tai būtų ne bet kaip, o viskas tolimesni žingsniai su didesnė, ta platesnė vizija visa. Taip. Čia darbtavio svajonė turėtų būti iš tikrųjų, duoda darbą, tu padarai dar 3 į priekį. Žiūrėkit, aš jums turiu pičą labai gerą. Jūsų idėja galbūt ir nebloga, bet aš turiu kitą. Taip. Tas ir būdavo. Ir visada žinodavau, pavyzdžiui, kas man patinka, kas man nepatinka, labai aiškiai įsigrinindavau, ką aš darysiu, ko aš nedarysiu, bet su labai aiškiu vertės pasiūlymu. Ir viskas. Ir tuomet aš sakau, ateinu pas vadovę, sakau, aš noriu daryti savo, man reikia daryti savo, nes aš matau, kad matau, kad negaliu neįgyvendinti jos, negaliu nepabandyti. Nes jau visi kursiokai, kai atsiskaičiau paskutinio semestro metu, jie pamatė, sako, viskas, jeigu tu nepadarysi šitos... Jau viskas padaryta, ne, tik tai paleis. Aišku, buvo padaryta tai, kas padaryta, idėja nuo įgyvendinimo yra 2 skirtingi dalykai. Aš tikiu, turėtų būti toli. Jo, čia yra taip, nes atrodo, kad idėja viskas labai čia gražu, bet kai tu pradedi daryti, tu per tiek daug perini, per tiek daug emocijų, kaip tu supranti, kad, tas neveikia, tą kažkaip kitaip, tavo pačios kompetencija, kaip tu turi pasikelti, nes pravesti aukštakulnių mokymus, tai nėra taip, kad aš ateinu ir vedu dabar, ne, tai tu turi pasiruošti, tu turi ištestuoti, išanalizuoti kūno judesius, mechaniką ir aukštakulnius, kaip parinkti visą pėdą išsianalizuoti, tai reikalauja labai daug pastangų ir indėlio. Tai va, dar sugrįžtant į pradžią, kad visa platforma bus, nes universitete buvo tik tais, kad aukštakulnių mokymai ir aukštakulnių mokymai mervakariams. Va tas išvystymas. Kai išėjau iš darbo, realiai net neišėjau. Paprašiau, kad pereičiau 0,5 etato, nes buvo baisu išeiti į niekur. Taip. Ir tai viena koja dar lieka vis tiek darbe. Viena dar koja buvo darbe. Ir parašiau jau pačius pirmosius postus, kad darau, kad va čia kokia bus platforma ir panašiai. Ir va tik tada, kai rašiau pirmą postą realiai, kai pirmą postą rašiau, kad tai bus ne aukštakulnių mokymai, tai bus visa platforma, nes problema yra labai kompleksinė su aukštakulniais. Nuo pasirinkimo, nuo priemonių nėra visiškai jokios informacijos ir norisi sukurti tokią, kad Lietuvos moteris žinotų, kur pirkti aukštakulnius, kaip pasirinkti ir kad būtų vieta kiekvienai problemai išspręsti. Ar tai halux valgus kauliukas, ar tai pėdutės prakaitavimas, ar tai šiaip nepatogumas ir tenais nemokėjimas pasirinkti. Viskas po vienu stogu. Ir viskas. Ir tada pradėjau jau daryti, žinojau, kad mano projektas turi turėti medicininę šios pusės dalį ir susiradau partnerę iš medicininės pusės. O kaip tai susiradai? Parašiau vienai pažįstamai, kuris studijavo mediciną ir paklausiau, gal jinai pažįsta kažką, kas yra baigę ortopediją, toj srityje, ortopedas traumatologas arba ortopedė traumatologė. Labiau moteriškos norėjau, nes noriu tą tokį. Ir jinai man rekomendavo vieną merginą, kuri yra dar rezidentūroje, nes aš norėjau, kad tai būtų ir jauna mergina, kadangi mes kartu galėtume užaugti, nes vis tiek finansų nėra. Neturiu ką pasiūlyti, tiesiog turiu degančias akis ir idėją. Taip, ir žiūrėk, darom, jeigu mes labai norėsim, paeis viskas. Taip. Okay. Aš jai parašiau, jinai yra Kaune,
Karolina, linkėjimai jai. Ir jinai yra jo šio projekto medicininė dalis, kad edukuoti apie pėdų sveikatą, kad būtų visa ta pėdos anatomija, kad tie aukštakulniai irgi, kuriuos jau parenkam, kad jie būtų išmatuoti tinkamai pagal visus pėdos kliautus ir visus ten tos niuansus. Geras, iš tikrųjų taip logiškai apgalvota ta visa medicininė pusė, nes aš manau labai, jeigu kažkas ir būtų sugalvojęs tą idėją pradėti tos mokymus ar ne aukštakulnių, aš manau daug kas nebūtų pagalvoję apie medicininę pusę ir patį indėlį pačios pėdos mokymų, kaip mankštinti, ar ne, aš mačiau, kad ten ir mankštas pravedi, kaip ką daryti. Tai aš manau, kad daug kas būtų nepagalvoję šitos sferos, iš šitos srities. Čia yra wow, kosmosas, bet man dabar didžiausias klausimas yra vienas. Tu pradėjai su idėja visą, turėjai idėją, pabaigai universitetą, išėjai iš darbo vieną pusę, vieną koją, ar ne? Kas buvo toks įvykis, kur tau hitino realybę, kad nėra viskas tik tai rožiniai akiniai ir rožiam klotas kelias ir kad, man dabar reikia realiai kažką daryti. Tai va tas, kai išėjau iš darbo ir kai sekantį mėnesį tu nebegauni jokių pajamų, apskritai. Ir tada tu supranti, tai kokią man dabar vertę pasiūlyti, nes viskas, idėja tai atrodo gerai, bet aš esu tokia labai, kur einu link kokybės, man neturi būti bet kaip, man turi būti padaryta nuo A iki Z iki galo ištestuota, patikrinta. Kad... Geriau lėčiau, daugiau investuoti, bet kad būtų jau produktas geras. Kad ir produktas geras būtų ir kad būtų patikrinta, kad tai, ką tu siūlai savo moterims, kad jau būtų ištestuota, praeita. Tenais, kaip ir pavyzdžio, asortimentą, kurį atrinkinėjau savo parduotuvėje. Pati ištestuoju, duodu dar po 10 merginų išbandyti, jeigu mažiau negu 90% visų moterų pasako, kad negera priemonė neveikia, viskas ištraukiam lauk iš asortimento. Mąstam kažką naujo. Taip. Tai vat, ir tas hitino toksai, kur tu jau nebegauni pajamų ir tu turi labai aišku planą susidėlioti, kas toliau. Ir tada sėdi, kuri darai, testuoji, bandai, susiduri su labai daug baimių. Nes kai tu pradedi daryti tą idėją ir ją įgyvendinti, išlenda visi tavo nepasitikėjimas savimi, traumas kažkur iš vaikystės, traumas kažkur galbūt kažkas kažką pasakė ir tu užsikabini už to, kad gal aš iš tiesų nevykėlis, gal šiandien bloga idėja. Labai viską priemi, tu auginiesi per tą laikotarpį tokius šarvus, kur tu turi atstovėti savo tą idėją, nes jeigu ne tu atstovėsi, tai tada... Kas kitas atstovės? Taip. Ir čia realiai tada eina ir ta kova, kiek tu stipriai nori tos idėjos. Bet čia belia koks psichologinis darbas. Labai. Bet, pavyzdžiui, lankys pas psichologę tuo metu? Tuo metu ne. Tuo metu dar buvo taip, kad aš kadangi turiu sužadėtinį, šią vasarą dar susižadėjom. Sveikinimai. Taip, tai mes kartu, jisai buvo tas, kuris irgi tikėjo, nes aš turėjau tą tokį, kur aš įtikinu. Čia žiauriai gerai idėja, sakau, nes yra labai aiškios problemos verslo plane ir tu turi sprendimą visiems ir testuoji. Ir aš turėjau labai stiprią atramą savyje. Pas save, namuose buvo tikrai, kur... Ką gali atsiremti, kas palaikys tave ir pasakys, nepamirš, bet žiūrėk, tavo žiauriai gera idėja. Taip, nes tikrai buvo tokių momentų ir dabar netgi ši vasara buvo sunki, nes ten, kai tu ruošiesi, nes ten buvo visas planas ruošiamas. Dar ir čia ir yra tas pats pirmasis etapas, kada susiradai tą partnerį. Pats pirmasis tai idėja universitete, antrasis etapas tai yra, kada aš jau susiradau partnerį ir visiškai iš darbo, tai čia buvo praėjęs spalio mėnuo. Ir tuomet nuo spalio iki kovo mėnesio aš kūriau visą programą. Kokios turi būti priemonės, kokie turi būti vidpadžiai. Mano visi namai buvo tarsi Amazono sandėlys, nes aš užsisakinėdavau visas priemonės, kas testuoji. Ir testuoji. Ir tada žiūri, tas netinka, tas negerai. Norisi dar viską parodyti. Laiko prasme kaip sudėtinga, nes dar tu turi save nusifilmuoti kažkaip. Tai pradžioje iš vis net nesifilmuodavau, net nesirodydavau, o tiesiog testuodavau, žiūrėdavau, kas veikia, kas neveikia. Ir tuomet jau nuo kovo ir keliavau po pasaulį, po tas modelio agentūras. Į 2 nukeliavau. Į 2 ir dar toliau irgi keliauju, yra numatytos visos kelionės ir online. Tai 2 modelio agentūros ir tada online mokaisi iš tų kursų, kaip atvaikščioti, konsultuoju su specialistais, konsultuojuosi, žiūri kursus pėdų priežiūros priemonės. Tai žodžiu, tu ne tik viską pati testuoji, žiūri, bet to pačiu tu visą laiką ir į mokymus žiūrėjai, gilinai žinias. Taip.
kad nebūtų tik tai idėja, o labai fainai, bet kad tu turėtum pagrindą ir kuo pasidalinti, ar ne, su kitais. Wow. Ir šitas, ir moksliniai tyrimai. Visada kiekvieną dieną atsikeli ryte ir tu testuoji, žiūri, kokie yra moksliniai tyrimai padaryti, kokią įtaką duoda aukštakulniai moters įvaizdžiui, pasąmonėje, psichologijai, kaip vyrai vertina moteris aukštakulniais, kaip pačios moteris rodo dėmesį vienas kitom. Taip. Ir per tą praktiką, nes ir universitete, kai mokiausi, prie manęs priejo bendraklasės iš kitos grupės ir sako, niekas nežinojo tavo vardo, bet visi žinojo, kad tas aukštakulniais. Bet išskirtinis, iš tikrųjų, šiais laikais tai retai, kada tu pamatysi, kad va taip random, be jokios progos, eitų jo, lyja, sninga su kaulais, tipo, varom. Tikrai labai keista, nes dabar pasižiūrėjus, aš manau, kad mes per visą universitetą iš studentų tikrai pas ne vieną nerasime aukštakulnių. Taip. Tai va aš būdavau ta, kur vaikščiodavo visada su aukštakulniais ir aš žinau dar kas iš to, kad aš žinau visas problemos, su kuriuom susiduria moteris savint aukštakulniais. Ir visoms toms problemams aš esu atradusi sprendimus. Okay. Jo, tai viskas eina, nes manęs dar irgi klausia, iš kur tu žinai apie tos aukštakulnius per praktiką? Nuo pat mokyklos iki to, nes turėjau per mažus, per didelius, per plačius, per siaurus, kaip palengvinti, kaip pagerinti, kaip vaikščioti. Tai vaikščiojimas dasidėjo jau vėliau, kai pradėjau mokytis to catwalko. Ir visą tą catwalką integruoji į tai, kokias žinias esi sukaupusi iš medicininės, iš tų mokslinio tyrimų. Niekas netrukdykit, mes filmuojam. Daryk tvarką. Daryk tvarką, atsisuko jau piktas. Viskas. Ačiū, pranešiai, užteks. Aš turiu klausimą. Tu važiavai, sakai, ir į užsienį į mokymus, ar ne? Kokiose šalyse tu lankėsi? Galbūt kažką daugiau galėtum papasakot, kaip tai veikia? Londone ir Ispanijoje, tai nes mes keliavom po Ispaniją, mes tik išvažiavom, kai jau nusprendžiau, kad važiuosim. Tai pati pirmoji buvo Ispanijoje, modelio agentūra, kur aš net niekam nesakiau, niekam net nerodžiau, kur tiesiog nuėjau tenais Marbella. Tiksliau net ne Marbella tarės, bet ten Marbella kažkaip tai jo tarėsi. Jo, Ispanijos miestas. Tai va tenais. Ir ten buvo pats pirmasis. Ir tuomet jau žiemą, ten kovo mėnuo, jau keliavau į Londoną ir į Londono modelio akademiją, kur jau ir pasidalinau, kad buvau pas Louis. Tai Louis yra Latvijos modelis labai garsus, kuri dirba ir veda mokymus pačiam Londone. Geras. Tai ir pas ją buvau ir taip pat online labai daug tenais ir iš New Yorko yra mokytojai, kurie mokina to catwalko, kurie ruošia merginas podiumui, kurie ruošia Miss pasauliui, Miss Europai, tie tokie specialistai. Taip. Mano planas irgi toliau ne vien online mokytis tenais iš jų, bet taip pat ir nuvykti. Tai čia irgi numatyta. Geras, yra jau į ateitį. Taip. Wow, įspūdinga, iš tikrųjų žiauriai įspūdinga ir net jaučiu, būtų sunku pagalvoti žmogui, kad tiek mokymų yra apie aukštakulnius, apie tai, kaip reikia vaikščioti su jais. Man čia kosmosas. Bet, sakai, viską vis tiek praėjai per praktiką, tas problemas, su kuo susiduria visos moteris, kurios būna su aukštakulniais. Kada pirmą kartą užsidėjai aukštakulnius? Vaikystėje. Mamos aukštakulnius, ar ne? Mamos aukštakulniai visada ir darželėje irgi rinkdavausi su šiek tiek tokiu aukštesniu kulniuku, nes man tas garsas toksai vaikšto. Taip. Ir man šiaip inspiracija dar irgi buvo mano muzikos mokytoja, kai aš jau mokykloje nuo 7-8 metų jau man irgi buvo tokia ikona mano muzikos mokytoja, nes jie irgi visada su aukštakulniais, visada pasitempusi, visada susitvarkiusi. O aš pati pradėjau jau reguliariai vaikščioti su aukštakulniais, tai galbūt nuo 14 metų. 14 metų. 13-14, ta paauglystė tokia. Čia vis tiek dar pakankamai anksti. Pakankamai anksti, geras, bet ir vėlgi grįžtam prie to dalyko, kad mokytojai, dėstytojai, jie kokią didžiulę įtaką turi iš tikrųjų tiem mokiniams, savo studentam ir taip toliau. Jeigu tau net įsteigia ta muzikos mokytoja, kur visą laiką su aukštakulniais, ir žiūrėk, ko atvedė. Taip. Ar teko su ja kalbėti galbūt po įkūrimo šitų mokymų? Mes su ja vis susirašom. Susirašot, palaikot ryšius. Taip, jinai stebi, bet jinai šitos dalies, kad jinai mano tokia ikona buvo, tai aš jai nekartą to nesakiau. Dar nežinojau. Bet jinai ikona.
Labą dieną, muzikos mokytoja, dabar žinot. Taip, jau aš dar galvočiau, gal jau. Kuris čia stovi? Šiandieną mes turime dar vieną svečią. Taip, tai labai turi didelę įtaką ta aplinka, kurioje formuojasi ir labai svarbu, vat irgi versle būnant atsirinkti tai, kokį tu srautą informacinį pasiemi pas save, tai, ką tu skaitai, tai, ko tu gyveni, kuo tu domiesi. Ir mokytojai turi labai daug, nes visos tos traumas, kurios yra versle, tai jos irgi kilo iš mokykloje patirtų traumų, nes būdavo tas toksai, kad kai tau vienu momentu kažkurio nebepasiseka, ant tavęs visi pradeda pykti, pradeda tau... Aš taip pasakiau, kad čia nieko nebus. Taip, ir man dar irgi sakydavo, kad Rūta, tu vis tiek pinigus uždirbsi per savo grožį, per lovą, per ten visus tokius dalykus ir tave labai stipriai nuvertina. Ir, tu vienu momentu kažkada, nes jeigu tu 10 kartų žmogui sakysi, kad jisai yra durnas, jisai ir patikės. Patikės, kad yra durnas. Ir tas mokykloje buvo tas užgniaužimas ir tikrai buvo tas nepasitikėjimas savimi, kuris iki pačiol savivertė, kuri yra mano pačios, jinai buvo pogrindiniam lygmenyje. Ir tu turi dylinti su to. Ir kai pradedi savo daryti, viskas kyla į paviršių, tu pradedi galvoti, ką apie tave kiti pagalvos, kaip tau atrodo, kad visi tave stebi po padidinamojo stiklu ir kad kiekviena tavo klaida, kiekvienas netoks ten žodis dar kažką jau bus visur tenais išjuoktas ir padarytas. Bet jisai, jeigu iki dabar, vis tiek tu gavosi įkuriant šitus mokymus, šitą visą aukštakulnių platformą, tu įveiki visą šitas baimės, tu įveiki tą savo pačios savivertę ir požiūrį, ar ne, visą šitą. Tu įrodai visiems kitiems, kad, nusišnekėjot, biški durnelį, kas čia dabar durnelio vietoj, ką. Bet kas tau padėjo praeiti pro tos visus sunkumus, būtent su savivertė susijusius? Ar tas tavo sužadėtinis, ar jisai buvo tas pagrindinis irgi ramstis, kuris tau primindavo, kad, klausyk, ne, viskas yra tvarkoj? Ar tu pati gal kažkokius, nežinau, pratimus darydavai, knygas skaitydavai? Kaip pati savo padėjai su šitu dylint? Tai mano netgi projekto pavadinimas verslo, aš irgi galiu, jis yra kilęs ne šiaip savo, bet jisai kilęs, kaip savo kiekvienas priminimas, kad aš irgi galiu ir kad tai taptų moterims, kiekvienai moteriai personalizuota frazė aš irgi galiu. Ne tu irgi gali, nes mes tarsi, kai sakom tu, tai nusimeti nuo savęs. Bet aš irgi galiu drąsiai savo tą pasakyti ir tas aš irgi galiu, jisai ir gimė iš to nepasitikėjimo savimi, kad savo pačiai padrasinti daryti tuos pirmuosius žingsnius. Ir kiekvieną kartą čia dar toksai ir gaunas, kad skaitai tą pavadinimą, aš irgi galiu. Susiduri su sunkumu, aš irgi galiu. Bet iš tiesų tai taip, begalinis skaitimas, analizavimas savo kiekvieno minčių srauto kontroliavimas, kokias mintis tu įsileidai, savo srautą, kokį tu socialiniuose tinkluose žiūri, ką tu skaitai, kokius podcastus, viską labai stengiasi kontroliuoti ir paimti savo rankas. Taip pat palaikymas iš antrosios pusės, tai be jo tai tikrai jisai yra tas, kuris mano pagrindinis ramstis ir kuris mane visą laiką, tik aš suklibuoju ir pasakau, blema, gal čia nereikėjo kažko pradėti, nes vis tiek ir investicijos, ir labai daug ir laiko, ir finansų, ir energijos, ir jėgų, ir viskas. Jo, viskas sueina į tą vieną, nes tu taip tiki tą idėją ir tu žinai, kad jinai yra reikalinga. Plus, kai matai moteris, kurios ateina, kurios sugrįžta su kokiam problemom, kiek tau žinučių parašo, tai reikia daryti, reikia paimti ir davesti iki galo. Geras. Ir taip, tai susiduri tai su knygom, tai knygų skaitimas, visada ryte atsikeli ir tu savo dieną pradedi ne nuo telefono, ne nuo kažko, bet būtent nuo knygos ir kokią problemą tu šiek tiek nori paliesti. Jeigu, pavyzdžiui, pagal moters, kai yra ciklas visas, tai vis tiek moteris, jeigu pradeda dirbti pagal savo mensuracinį ciklą, joms yra lengviau versle, nes tu tada žinai, kokius darbus tu gali atlikti, kokių negali atlikti. Ir tada skaitai, analizuoji, žiūri, tobulini, mokaisi, tas mokymasis iš svetimų klaidų, tai nėra toksai, kad paimu ir mokausi, dabar jisai taip padarė ir tu taip. Aš dabar nebedarysiu. Taip, tai to nėra, bet tu mokaisi, tu bandai klausytis, tu gali kažkiek kontroliuoti tas savo klaidas, taip reikėtų struktūriškai vertinti visą tą mokymąsi iš svetimų klaidų. Ir tiesiog ieškai žmonių, kurie yra stipresni, kurie praėjo tą kelią. Jie tau turės patarimų, bet tu vis tiek praeisi pro savo kelią. Žinoma, kad taip yra. Žinoma,
kur, pavyzdžiui, ieškojai, kaip susisiekė su tai žmonėm, kurių galbūt prašai patarimų, vis tiek, kai tu nori daryti, ar ne, tu eini su kažko konsultuotis, ieškoti, va, kas ta išmintim savo pasidalins. Ar tu galėtum įvardinti galbūt net žmonės, pas ką tu bėgai pagalbos tos patarimų? Taip, labai daug. Iš tiesų, vien komunikavimas LinkedIn'e. Bet, pavyzdžiui, daug kas nuvertina, oi, tenais, kad nieko čia neduoda. Bet ten yra ta vieta, kur tu gali atrasti žmonių verslininkų, tokių pačių, su kuriais susiduria su tom problemom. Kitas aspektas, kad tu tiesiog imi ir parašai jiems žinutę. Arba jeigu per savo postus labai dažnai, jeigu paustė įvardini, kokią tu problemą nori spręsti, žmonės patys parašo. Ir puikus yra to pavyzdys, kad aš kai parašiau, kad atidarau savo parduotuvę, rugpjūčio, Liepos tenais buvo galas, kad jau viskas raktai mano rankose, einu ir darau, o baimės pilnos kelnes. Bet kelio atgal nebėra. Viskas. Sutartį pasirašiau, avansą sumokėjau, taip ir viskas, jau dabar turiu daryti, nebėra kelio atgal. Tai tada irgi parašiau, kad galbūt kažkas ofisuose turit nereikalingų daiktų, galbūt kažkas turit kažkuom padėti, prisidėti jaunam verslui. Labai daug gavau žinučių, noriu padėti, pagelbėti. Wow. Taip, ir Deals on Wheels buvęs savininkas Laurinas, iš jo, jisai nemokamai, bet už visiškai simbolinę kainą, kurią vėliau atidavė savo dukrai, ir sofkutės, kurios dabar yra pas manęs parduotuvėje, ten stovi staliukai, paskui tenais kiti pagalbom, nuolaidom, taip pat, kad logotipus tenais ant langų vitrininius. Žodžiu, labai noriai padėjo iš visų aspektų. Nes profesionalai ir tie, kurie yra patyrę, jie niekada neatsuks nugaros jaunesniam pradedančiam verslininkui, nes jie žino, kaip yra sunku padaryti, įgyveninti, ir tas pati pradžia, kai finansiniai srautai, jie, nes lentelėje minusas ir kaip viską suvaldyti, nes tikrai pirmi 3 metai versle yra patys sudėtingiausi. Ir jaučiu daugiausia verslų tada ir pasako, ačiū, visą gerą, nebenoriu. Tai vienareikšmiškai, nes labai atsiranda didelis tas nuovargis, lūžis, emocinis išsekimas, nes tu dirbi, o tiek daug reikia visko padaryti, o finansų atrodo nėra to, kad įgyveninti, nes reikės labai daug investuoti, tiek laiko, tiek žinių, tiek finansų, kad sukurti tai, ką tu nori sukurti. Ir daug kas nuleidžia rankas. Nes iš tikrųjų reikėtų nebijot prašyti pagalbos, galbūt taip. Nes daug kas tikriausiai galvoja, aš kuriu verslą, ne, tai aš turiu pats tai padaryti, kaip aš dabar atrodysiu, jeigu aš sakysiu, aš dabar bandau įkurti įmonę, bandau įkurti, nežinau, irgi parduotuvę, dar kažką mokymus, bet negi aš dabar imsiu ir prašysiu pagalbos, tai tikriausiai reikia nebijoti. Aš, pavyzdžiui, niekada nebūčiau pagalvojęs, kad taip nori padeda. Nori, jo, tiesiog labai reikia išsakyti aišku poreikį. Kokios pagalbos tau reikia? Nebus, kad parašys verslininkui, labas, permės, gal padės. Taip, neturiu už ką kebabą nusipirkti. Ir gal tada ir nepadės, bet kada rimtas reikalas geras. Nes labai daug jaunų verslininkų, nes va čia irgi labai svarbu įsivardinti, ar tu eini verslą tik užsidirbti pinigų, ar tu nori gyveninti idėją, ir tik tais antram plane yra tie pinigai, nes jeigu tu tiki tą idėją, vis tiek tie pinigai jie anksčiau ar vėliau ateis, svarbu, kaip tu sugebėsi sukontroliuoti. Ir dėl to daugelis ir išeina iš verslo tenais arba bankrutuoja po metų, 2, todėl nes nebuvo to stipraus tikėjimo pačia idėja. Jinai išblėso tas tikėjimas, nebepadarėm iki galo. Reikėjo pilnai tiek, kiek reikėjo. Taip, ir ėjo tik dėl pinigų. Nes jeigu eisim į verslą tik dėl pinigų, nepais. Arba tu turi būti labai patyręs, nes, pavyzdžiui, jeigu dabar su mano patirtim šiokia tokia, kurią jau esu sukaupusi, ir jeigu pradėti kažkokią naują verslą, tu turi išmokti pirmiausia dirbti dėl savęs ir suprasti, iš kur atsiranda pinigai. Nes labai dažnai mes ateinam su tokiu darbuotojo mindsetu. Nieko nesakau apie darbuotojus, nieko blogo, jie kuria pridėtinę vertę, bet kai tu iš darbuotojo pradedi daryti verslą, būdamas visada darbuotoju, pradėjai daryti verslą, tau taip viskas apsikeistų, tada suprasi, dėl ko vadovai yra tokie kaprizingi ir ne čia reikalauja iš manęs kažko. Kodėl jie reikalauja, kodėl čia manęs pyksta, kad kiekvienas tavo darbas jisai turi turėti vertę. Generuoti vertę ir pridėtinę įmonėje, kurioje tu dirbi ir darai. Ir kai tu negausi už tai jokio atlygio mėnesio gale, nes labai dažnai versle būna, kad tu negauni, tu tik tais, ką uždirbi, dedi atgal. Tu tikiesi, kad tu gausi kažkada. Taip, kad grįžti.
Taip, ir jeigu iš to, ir jie pavargsta, nes dirbti samdomam darbė yra taip lengva. Jeigu man reikėtų dirbti vieną darbą, tai aš iš tikrųjų taip gerai daryčiau. Nes tas mėnesio gale, kai tu gauni atlyginimą, jeigu tu išeini iš darbo, gauni išeiti, nes tu esi aprūpintas viskuom. Čia toks galėčiau netgi prilyginti, kad gal ne, tikrai ten užsitrauksiu, nes jau šiek tiek užsitraukiu nemalonę, kad apie tos darbuotojus, bet iš tiesų, kai iš darbuotojo pradedi daryti savo verslą, tu turi labai maksimaliai keisti visą savo mindsetą apie tai, kaip veikia verslas, apie tai, kokį darbą tu turi priimti, kokius sprendimus tu turi priimti, nes tavo sprendimai yra tavo rytojaus pinigai, arba tu juos turėsi, arba tu juos neturėsi. Kai esi darbuotojas, tai dažniausiai tu vis tiek juos turėsi. Ai, mes galiu šiandien biškai praščiau, pusę kojas ateit. Pusę, kad darbas baigęs. Minučių liko, baigiau tą darbą, jau gana. Taip. Ok, bet tu sakai, finansai yra didžiausia koja kišantis, ar ne, dalykas pradžioj verslo. Iš kur tu gavai finansavimą? Ar tau kažkas padėjo finansiškai, ar tu iš savęs kišai? Viską. Viskas iš tasėje. Tai prasme, viską kišau ir ką turėjau ir ką uždirbu. Viskas grįžta atgal. Jo. Kai yra, aišku, ir mano sužadėtinis, be jo finansavimo ir visų kitų dalykų irgi tikrai nebūtų. Taip pat tai, ką dirbau kaip samdomam darbe, aš jau tuo metu visą savo atlyginimą aš jo neišleisdavau. Aš jau jį dėdavau visą Olmax, nes pas mumis šeimoje nėra mano tavo, yra mūsų ir mes padarom ir kartu užkuriam viską. Ir dėdavausi kelionėms, visoms mokymams, testiniams ir kad tu turėtum šiek tiek tų finansų. Ir tuomet dabar, ką uždirbi, viskas grįžta atgal į plėtrą, į asortimento plėtimą, tenais, nežinau, kėdės, užuolaidas, visą kitą, kad susikurtų toksai. Ir taip pat mama močiutė. Palepintiški. Jo, iš visų prašai, kad, neprašai, bet tu turi iš kažko imtis, nes verslo pradžioj, kai tu turi idėją, kai jinai jau generuoja pajamas, aišku, reikia pasitikrinti, ar tavo verslas sugebės generuoti pakankamai pajamų, galbūt ne iš karto, bet tolimesnėje perspektyvoje, nes iš aukštakulnių mokymus, kuriuos turėjau šią vasarą, tai mačiau, kad įmanoma. Ir kad visada tie kroselai, kurie eina, tu vedi mokymus, paskui parduodi priemonės, paskui jos ateina sugrįžta, kad tu sukuri labai gerą vertę ir vadinas, uždirbti iš to galima, bet mums reikia kažkaip optimizuoti. Tai dėl to ir iš karto kilo tos patalpos, kad būtų kur tas moteris padėti, kad būtų kur joms vesti tos mokymus. Ir tuomet parduotuvė jau kaip sekantis, toksai suvaldymo visas procesas, nes tai yra mokymai, yra parduotuvė, kad nebūtų viskas sudėta į vieną krepšelį, kad jeigu nėra mokymų, kad dirbtų parduotuvė, yra mokymai ir tada to pačiu. Vis tiek nebūtų stabdomas tas ir pajamų atėjimas. Iš skirtingų perspektyvų. Turiu klausimą tada dar vieną. Iš pradžių viską labai daug iš savęs davai, ar ne? Daug investicijų į tą patį norą ir degimą, kad galbūt kažkada tai sugrįš. Uždirbti įmanoma? Dabar. Dar aš galbūt taip drąsiai nesakyčiau. Patalpos pilnai pasidengia. Žodžiu, minusas jau yra išlygintas, tai tikrai. Nulis. Jau išlyginta. Mes jau balansą palaikom. Taip. Ir pliusas irgi yra. Bet visas pliusas, kuris yra, tai... Toliau, investuoju toliau į plėtimą verslo. Nes tai yra nesibaigiantis, ypatingai dar pačio pradžioje, nes parduotuvė, kur yra, mes neturim jokių paskolų. Viską, ką darom iš to, iš savo, tai ką uždirbi, grįžti atgal. Ir tu toliau tobulini. Taip, tai visą interjerą, visas kaip atrodys, priemonių asortimentas, aukštakulniai ir panašiai. Tai labai... Ir tu turi tą suprasti, kad kad to uždarbio pačio, pirmus 3 metus, kad tu jau pasimtum ir įsidėtum savo, nežinau, 10 000, tai čia pamiršk. Nebus, svajonė liks sveika. Tu pirmiausia turi išmokti elgtis su pinigais. Nes kad tu uždirbsi, tai čia nieko iš to. Pasiimsi, bet tavo verslas užlugs, dėl to nes tu atgal neinvestuosi ir netobulinsi ir neplėsi nieko. Bet tikriausiai turėjo didžiausią tą laimę atnešti, kai matai, kad atsiliepimai, feedbackas, atgalinis ryšys ar ne iš klientų, kad eina, kad fainai, kad nori žmonės, o ne tas, kad tau galbūt jau pajamos ateina iš to ir mes minusą išlyginom. Taip. Tai man vienareikšmiškai, man tas atsiliepimai, kad moterims tai reikalinga, nes
tai, kokie jie yra ir tai, kokią ir šventę sukūrė, nes man svarbiausia yra viskas į kokybę, kad tai, ką aš darau, būtų kokybiška, patikrinta, užtikrinta. Ir kai moteris ateina ir kai tu jam sukūri šventę, kad sukūri tą emociją ir jos vėliau išeina laimingos ir sako, ačiū, wow, ir kaip man labiausiai patinka iš aukštakulnių mokymų, kad kaip sunku, kaip čia yra sunku, kiek daug visko. Čia mokslas visas. Taip, nes mes labai pamirštam tam, kad savo kūną, kad mes būtume elegantiškos, kad kaip jį visą valdyti ir panašiai. Tai tą reikia šiek tiek pasitobulinti, niekas to nemokindavo. Ok, o jeigu feedbackas, ne? Geras feedbackas yra nuostabu, labai fainai. Ką apie haterius mes kalbam? Vis tiek turėjai gauti ir negatyvių žinučių. Visą laiką, nesvarbu, ką tu darytum, jau tu žinai, kad tu kažką darai, jeigu tu sulauki ir to heito, ar ne? Tos negatyvios informacijos, negatyvios reakcijos. Ar buvo daug žmonių, kurie nepalaikė šitos idėjos, kurie net ją ir įgyvendinus sakytų, kad ten, tarkim, nu, čia nesąmonę padarė, aš irgi taip galėčiau, žinai. Kas čia yra tą atidarytos mokymus, šitą platformą nesąmonė. Kaip tu dylini, kaip reaguoji, ar tave stipriai tai paveikia? Anksčiau stipriau paveikdavo, šiuo metu visiškai ne. Gali sakyti, kas ką nori, aš vis tiek žinau, kad tai yra reikalinga ir tai, ką aš sukursiu vėliau dar po metų dviejų, tai bus iš tiesų labai tikiuosi, kad bus viskas su to ok. Su hateriais šiaip nėra, kad daug. Nėra daug? Labai nedaug. Būna tiesiog, pavyzdžiui, po vienu kitu Facebook'e tenais komentaro, oi, čia nais visos moka. Ar mes ir iš moterų būna, kad toks jausmas, kad mes čia nemokam vaikščioti, arba ten dar kažką. Pasižiūrėk video, kaip būna tenais kiti galbūt irgi ten nesąmonėm kažkokiam čia užsiminį, kaip čia iš vis nesuvokiama, kas čia yra. Bet labai nedaug, nes aš, kaip ir sakau, stengiuosi labai palaikyti tą higieną socialiniuose tinkluose, nes jeigu tu neištrinsi komentarų, tai įsisuks jie tenais, su kuriais jau prasidės. Tai aš visą laiką palaikau tą higieninę švarą, tiek socialiniuose tinkluose, tiek savo, nes man labai svarbu yra tai, kad tai yra emocinis irgi fonas, koks yra iš po video arba po tavo kažkokiu. Ir savo apsisaugojimas. Visi kiti, tu išmokai kažkaip filtruoti. Pafiltruoti. Jo, tu išmoksti nebereaguoti taip, nes tu kai pradedi tą visą savo verslą daryti ir kai tu pats nuoširdžiai patiki, kad tai yra gerai ir kad tu žinai, kad tai bus gerai. Niekas kitas tau nieko nerodys. Niekas kitas tau ne. Galbūt pradžioje yra sunku perduoti tą žinutę, kas čia bus, nes platforma labai didelė, daug sričių. Vieni tik tais galvoja, kad čia tik mokymai, kad nėra tų aukštakulnių, tenais, kad nėra tų toksai yra. Taip. Tai tą žinutę ištransliuoti, tai eini link to dar. Kas mes, kaip, kodėl, kur ir ką. Taip. Geras, ok, žodžiu, vėl mes grįžtam prie viso to, kad jeigu tu pats šventai tiki savo idėją, esi jau motyvuotas ir užsispyręs tą padaryti, niekas tavęs ir nesustabdys. Visiškai. Ir kai darai savo, tu supranti, kad viskas yra įmanoma. Tiesiog kiek tu skirsi tam laiko. Ir aš tai dar irgi taip savo sakau, jeigu aš kažko nepadariau, vadinasi, per mažai norėjau. Nes kai labai nori, aš lyginu tai su nuėjimu į tualetą, pavyzdžiui. Jeigu tu tikrai labai nori tūliko, rasi būdų. Visur, kad ir kelte, kad ir laive, tu rasi būdų, kaip nueiti tą tūliką, kad ir kokiom aplinkybėm. Kad ir kokios stadijai tu būsi. Taip, tu būsi tam tualete. Tai prilyginu irgi su tuo, kad tu turi dirbti. Ir žmonės labai dažnai, aš pavyzdžiui, iš tiesų pasigendu pas jaunus žmonės šiek tiek, nes aš kai susiduriu, dabar ypatingai, kai yra ta plėtra numatyta, kai kalbėsiu su žmonėmis, labai daug visi žino savo vertę, bet neturi visiškai pasiūlyti jokios vertės. Man reikia atlyginimo tokio ir tokio, gerai, o ką tu duosi? Ką tu dabar? Oho, aš iš tavęs galiu gauti. Jo, ir visiems reikia nuotolinio darbo, visų tenais gerų valandų, lankstaus grafiko, gero atlyginimo. Galima parkingą dar duokit, Wi-Fi'us irgi, kad turi būti. Taip. Ir aš jau būsiu nuo 15 valandos nepasiekiamas, work-life balance. Ir jeigu tau netinka, aš čia nedirbsiu. Jo, ir viskas ir išeina. Ir iš tiesų, kai ir daug ką dar pastebiu, kad sako, oi, kai aš padarysiu savo, tai tada ir bus... Pirmiausia, išmokyti dirbti kitam ir tos darbo etikos, nes labai svarbu, kad savo darbų tu galėtum įmonėje atiduoti, kad tau nebūtų, kad truputėlį sujudino tave ir tu jau viskas bėgi kitur, nes tavęs neįvertino. Tai labai svarbu įvertinti savo gebėjimus, ką tu duosi įmonėje, kaip tu viską padarysi, atidirbti ir suprasti, iš kur atsiranda pinigai, nes labai dažnai susiduria, kad jeigu yra įmonė, tai ten yra pinigų.
nors, nėra ten. Čia kaip vaikams duodi banko kortelį ir jie galvoja, kad ten nesibaigiantis šaltinis. Jo, tai yra tas toksai, prasilengia, kad mes šiek tiek esame išlepinti. Ir aš pati, kai visiškai jau perėjau dirbti ant savęs, aš pradėjau suprasti, kodėl mano vadovė būdavo nepatenkinta vienu ar kitu atveju. Nors aš tikrai turėjau gan neblogą darbo etiką, bet aš tikrai nebuvau ta tokia jau labai jau tenais ta darbuotoja, kuriai nereikėtų, kur neturėtų savo kažkokių įdų apie darbą, kad vis tiek, jeigu ten gali patingėti, biškai patingi tenais, kažkas normalu, žmoniška. Normalu. Jo, bet tu, kai jau darai savo, tu supranti, kodėl taip kabinės prie smulkmenų. Viską matai iš kitos perspektyvos visiškai. Tai žodžiu, tavo patarimas iš tikrųjų, norint savo daryti, pirmiausia, užsiauginti darbo stuburą, suprasti, kaip tai veikia, praeik biški pro žemės, pro žvyrą ir tada eik statyk asfaltą, ar ne? Taip, visiškai. Pirmiausia, išdirbk to įmonėje kaip savo, kad tai yra tavo ir kad tu viską padarysi dėl tos įmonės, kurioje tu dirbi, o negalvosi, kad man ne per mažai moka. Jo, labai dažnai. Per mažai moka ir aš nedarysiu. Aš čia per daug darau, kad aš už tokį atlyginimą čia dabar sėdėčiau. Labai turim aiškiai išsigryninti ir savo vertę, kurią mes atiduodam įmonė, nes mes patys pasirenkam, kur mes norim būti, su kuo mes norim bendrauti, kaip mus vertina darbo aplinkoje ir jeigu mes nesugebame patys savęs įvertinti, tai tada kodėl mes norim, kad mus kažkas kitas įvertintų. Nes žmonės iš tiesų naudojasi vieni kitais. Ne, tai čia žinoma, klausyk. Man atrodo, mes kiekvienas turim tą savo vertę, ką mes tam galim pasiūlyti. Ir tas naudojimas jis ne visą laiką turi būti blogas, iš piktos valios kažkoks pasinaudojimas. Lygiai tas pats aš dabar tave naudojas, nes tu esi šitam podcast'e, aš tave kalbinu, mes tada duodam žiūrovam kontentą, bet tai yra naudos paėjimas. Taip, visiškai. Jūs duodate. Tai yra nauda, taip. Ir tas naudojimas, daug kas labai sako, manim naudojasi ir yra priimtina labai, kad naudojimas jis yra blogas dalykas. Nes tikrai daug kas naudojasi iš blogos pusės, iš blogos tos intencijų visų ir taip toliau, bet kartais tas naudojimas jis gali būti tiesiog labai paprastas bendradarbiavimas ir vienas kitam padėjimas. Visiškai. Čia kaip ir santykė, kad mes, kai esam santykė, turiuomenį vyras ir žmona, arba tenais draugų. Jie irgi naudojasi vienas kitu. Tai čia yra labai... Kažką duodi, didelį atnešė. Taip. Dabar klausyk, aš dar irgi turiu klausimų, tu man belia kiek čia pripasakoji apie savo šitą įmonę verslą, aš esu kosmose, šokė ir išskridus jau šiek tiek. Aš dabar noriu pas tave, tarkim, matyti mokymus. Taip. Aš tau rašau Instagramą, aš tau skambinu, kaip aš su tam susisiekiu? Tai Instagrame yra telefono irgi numeriai nurodyti elektroninėje parduotuvėje tenais, visai yra atskiras ir mailas nurodytas, tai visais būdais galime. Visais būdais, žodžiu, kaip randu, taip aš tave galiu susisiekti. Taip, messengerį, bet kaip. Ir pavyzdžiui, ar man reikėtų grupės kažkokios, ar aš galiu viena ateiti, nes mano patirtis yra kokia. Aš dar kaip vakar atsimenu, 10 klasėje buvau gimnazijoje. Buvo taip, kad aš mokykloje buvo musiclas ir man reikėjo būti su kablais ir aš jau galvoju, čia bus ragas, čia mes taip nedarysim prieš visą mokyklą. Aš su kablais vaikščioti nemoku. Galvoju, aš ir sprandą nusisuksiu ir koją išsisuksiu ir kablus sulaužysiu, čia bus ragas. Čia buvo baisiausia dalis apie visą muziklą. Ne vaidinimas, ne kalbėjimas, ne šokimas, kablai. Ir aš galvoju, ką man dabar daryti. Ir atsimenu, buvo viena 12-okė, ne, 11-okė, tuo metu buvo. Ir mes su gerai sutarėm ir jinai su kablai šoka, tipo, žinai, visi tokie dalykai. Ir aš pasėtėjau, sakau, maldau, gelbėk mane. Einam, nežinau, aš atsinešiu kablus, su mani išmokyk vaikščią, sakau, aš negaliu. Man gėda yra prieš mokyklą, kad aš dabar eisiu ir aš nemoku su tais aukštakulniais vaikščioti. Ir aš atsimenu, kiek mes gal kokias 3 dienas non-stopų prieš pamokas, per pertraukas, po pamokų, prieš repeticijas. Aš ištisai su tais kablais einu vaikštau ir stengiuosi daryti kažką ir taip toliau. Bet vėlgi, tas, kai tu eini, tau tie kablai nepatogus, absoliučiai. Ir, atrodo, tu net neturi už ko griebtis. Mamos klausiu, tai kaip man vaikščioti su tais kablais? Tai ką? Tai mažai vaikštai. Tu dažniau vaikščiok su tais kablais ir tu su jais išmoksi vaikščioti. Toksai atrodo, kaip ir tau duoda tą patarimą, bet, o kas iš to aš dabar vaikščiosiu ištisai su kablais, bet nei man bus patogu, nei man bus malonu, aš tas kojas nutrinsiu ir baigsis balius, tai čia, žinai.
Tai aš, pavyzdžiui, dabar žiūriu, susidomėjusi su tavo šitą. Aš jau matau, kad aš jai ką skambinsiu, aš rašysiu ir man čia yra, vien man tai yra aktualu ir aš tikiu, kad čia begaliai kitų merginų bus tikrai labai aktualus dalykas, kas žiauriai padės. O šiaip turiu dar klausimų. Man čia, žodžiu, aš tavęs išklausinėsiu kaip Wikipedijos, kaip nežinau, čia GPT kokio. Tarkim, mes kalbėjom apie finansus, ar ne? Mes kalbėjom jau apie pačią idėją, ką jūs siūlot. Ne tik, kad reikia mokėti su jais vaikščioti, išmokti, kaip visas kūnas veikia, bet atrasti tuos tinkamus kablus, ar ne? Tinkamai pagal savo koją visą tai pritaikyti. Ar tu, tarkim, turi partnerių, bendradarbiauji su įmonėm, kurios galbūt, nežinau, batų brandais, kad aukštakulnius savo atveža, tu ten reklamuoji ar pardavinėjai, ar galbūt su tom pačiom tom pėdutėm, kur tam būna įsideda, neatsimenu. Taip, tai visas tas pėdos paruošimas irgi priklauso aukštakulnių mokymams. Ne vien kaip valdyti, nes tikrai yra labai daug skirtingų technikų ir kai matai moteris, kurios vaikšto aukštakulniais, tai labai daug ką viską tvarkyti. Ir praktiškai, taip pat jeigu statistiškai paimti, tai 99% moterų, kurios ir pas mane buvo atėjusios, nebuvo dar tokios, viena moteris buvo atėjusi, kuri iš tiesų visai jautėsi stabiliai vaikščia. Jo, tai jinai buvo vienintelė per visas mano mokymus, nes vis tiek yra ką tobulinti, yra ką padaryti, yra tas kojas dėlioti. Ir svarbiausia yra tinkamas pasirinkimas. Ir tas aukštakulnis, kai mes irgi renkamės, aš kiekvieną aukštakulnį analizuoju, kiek yra vietos pėdų krepšelėje, koks yra linkis, koks yra kulnas, kaip pagal pėdos kliautą parinkti tinkamai, kokie aukštakulniai tinka plačiai pėdai, kokie tinka siaurai. Kiekvieną analizuoju. Tai užtrunka labai daug laiko. Ir kol visi aukštakulniai, tokie, su kuriais aš noriu, kurie būtų, tai dar užtruks. Nes dar šiaip visam projektui, kad jisai stovėtų toks, kokį aš įsivaizduoju, reikės 3 metų. Tai dar 2 metai į priekį. Tai mes čia 3 metai jau į ateitį gyvenam. Jo. Visada perspektyva į ateitį, į priekį, kokie bus žingsniai. Ir stengiasi per savaitę, mano yra toksai užsibrėžtas tikslas, per 5 darbo dienas, priimti 3 strateginius plėtros žingsnius, kurie numatys tavo ateitį visame versle ir pozicionavime. Tai yra labai labai svarbu. Ne vien atlikinėti paprastai tas užduotis. Ir aukštakulnį kiekvieną tu analizuoji, tu žiūri, tu keliauji. Taip pat mes irgi esam kartu nusimatę keliones į pas aukštakulnių partnerius, kur žiūri visą gamybos procesą, kaip yra prikaltas kulniukas, kaip yra sulipdytas visas tas aukštakulnis, kaip dar prisideda mados istorija, nes aš tengiuosi analizuoti kiekvieną modelį individualiai pagal principą, kokie tenais slingback ar tenais paprasti stileto ir visus parinkti moteriai pagal tą pėdos tipą. Kalbant šiaip apie tos kaip viso verslos modelis. Tai dažniausiai tai vis tiek tu susirandi brandą, kuris atitinka tavo tam tikras vertybės ir tu jau jį prijungi. Jeigu jisai neatitinka, tai tuomet ir labai svarbu yra išlikti savimi ir savo tą idėją. Savimi, savo tą idėją ir kartais nesikeisti. Jo. Aš tą pertrauku nesikeisti. Viskas gerai. Nes ir su tais, kuriais partneriausi, nes pavyzdžiui yra ir su vestuviniais salonais, tarkim, tu bendradarbiauji. Tai jeigu tu pats neįtum į tokį, aš niekada nesiūlysiu ir kitoms. Tai nereiškia, kad jisai yra blogas, bet tai netitinka tavo vertybių. Jo, tai labai svarbu yra išlikti, nesivaikyti paskui pinigus ir paskui ten tą, nes vis tiek dienos gale, jeigu tu būsi nelaimingas darydamas savo tą verslą, tai nebus jokios naudos. Užluks jisai. Bet tai partneris yra kas? Partneris tai yra, kad aš tau duodu naudos, tu man duodi naudos, ar partneris gali būti, kad tik tai tau, tarkim, nežinau, sponsoris yra sponsoris ir yra partneris, man atrodo. Partneriai, jo, tai kas liečia elektroninę parduotuvę, tai tie partneriai, iš kurių tu perki priemonės ir tu parduodi vėliau, nes yra didmeninės kainos ir tu tenais yra atstovai Lietuvoje, tavo tikslas yra, kad tu kažkada taptum to prekės ženklo atstovas. Tai čia visų yra smulkiųjų verslininkų arba svajonė, arba kažkokia panašus toksai gauti tą produkciją ir tapti atstovas. Bet yra kita dalis partneriai, kai tu darai verslą, tu labai nori, kad prisijungtų prie tavęs žmonės, kurie galėtų, jūs jau kaip partneriai, bet pavyzdžiui, kaip aš su savo vyru būsimu, mes esame irgi šiam versle kaip partneriai, mes dirbam, stengiamės tiek asmeniniam gyvenime, tiek versle, mes esam su juo partneriai. Ir tu, kai randi tokį žmogų, pavyzdžiui, Karolina, taip pat irgi ortopedė traumatologė, jinai yra projekto partnerė. Taip. Ir pasidalinė atsakomybėm, bet yra tokių, kad
tu, kai esi projekto partneris, tu nesi darbuotojas. Čia yra labai svarbu atskirti tą, nes labai dažnai partneriai, kurie ateina, jeigu sugalvoju su kažkuo daryti verslą ir sakot, mes būsim partneriai. Bet turi taip aiškiai išsigryninti, kas žodis partneris yra. Vien partneris, nes labai dažnai, jeigu tu esi partneris, aš neturiu tau uždirbti pinigus. Mes kartu turim padaryti taip, kad mes uždirbtume, mes kartu turim priimti tokius sprendimus, kad mes uždirbtume. O jeigu mes reikalausim, kad vienas kažkuris, tik tai, pavyzdžiui, šiuo atveju aš turiu tau mokėti arba tenais dar kažką daryti, ir uždirbti už tave, kai mes esame partneriai, taip nebus. Taip neveikia dalykai. Taip neveikia dalykai, nes verslo partneriai yra tie. Ir šiaip, jeigu kažkas irgi darys verslus, geriau samdykit profesionalus, jeigu atliekamos yra paprastos užduotis, negu sakykit, kad esat partneriai. Todėl, nes partneris jisai turi su tavim būti ir džiaugsme, ir varge, ir plėtrose, ir tenais, kai neturit pinigų, ir kartu atrasti sprendimus, kad tuos pinigus pasidaryti. Ir kas dar yra labai svarbu, su partneriu, jeigu prisijungia kaip partneris, investuokit proporcingom dalim pinigais, nes niekas taip nemotyvuoja, kai tu pats įdedi savo pinigus į tam tikrą verslą. Taip, dėl to nes tu nenori prarasti ir apie nieką tipo padaryti viską. Taip, ir tu dirbi, tada tau yra motyvacija, tu dirbi. Ir labai svarbu, kad tai, kaip mes jaučiamės, labai dažnai ne kitas mus turi priversti taip jaustis. Taip. Mes patys nusprendžiame, kaip mes norime jaustis, kokioje mes aplinkoje norim būti ir kokią mes vertę sugeneruojam ten, kur esam. Tai tiesiog labai labai atsargiai verslininkai išsiaiškinkite, kas yra partneriai ir atsargiai žiūrėkite juos. Taip, labai labai atsargiai, nes tikrai daug verslų dėl to ir nukenčia, nes nesutarė kažkokie partneriai, bet patys net nesupranta, kas yra tas partneris. Nu, ir išdirbkit, neskubėkit, nes mano naivumas versle, jisai ir buvo, ko aš mokausi, aš labai tikiu žmonėmis, kad įmanoma pasikeisti, nes aš pati tą praėjau ir žinau, kad galim viską išmokti, galim viską padaryti, tu tik norėk. Stiprus noras, disciplina ir ryžtas, padarysi bet ką, nuversi kalnus, bet jeigu tu tikėsies, kad tau kažkas kažką duos, tai tada nieko nebus. Nes labai daug kas galvoja, kad tai čia dabar 3 mėnesiai mes padirbsim ir jau uždirbsim. 3 metus turėsi dirbti, arti savo versle. Ir klausimas, ar uždirbsi dar po 3 metų. Klausimas, taip, kokią tu komandą susikursi, kiek tu pats patobulėsi, tai tu turi būti visas savo verslo emocinis toksai šleifas, kurį sukuri, bet ir aplink save turi žmonės parinkti tokius, kurie eitų su tavimi iki pat galo, o ne vėliau kažkur pusiaukeliai ten, kai atsiranda kažkoks. Čia man atsibodo, aš čia gavau pasiūlymą, kur čia gausiu porą štukyčių. Ir tą trumpalaikę perspektyvą mes labai dažnai pamirštam, nes verslas yra maratonas. Taip, vėlgi reikėtų tada išsigryninti tą faktą, kad nauda yra ne tik pinigai, iš tikrųjų, naudą tu gali rasti bet kur. Tie patys partneriai, to gali būti labai naudinga pažintis ateičiai, kitai verslo idėjai, galbūt, nežinau, pati patirtis. Aš mačiau, kalbant apie patirtį, naudą ir taip toliau, kad tu bandėjai pereiti į kakadų vedėjas, ar ne? Ten buvo toks kaip konkursas padarytas iš tų vedėjų visų atrankų ir tu ėjai ten. Papasakok, kaip tu ten sugalvojai atsidurti. Taip. Ką tu ten pametei, kad ką bandai rasti ir kaip kilo tokia idėja iš viso? Taip, tai man visų pirma pusseserė atsiuntė nuorodą, kad ieškoma kakadų vedėja. Šiaip aš visada norėjau būti televizijoje, vesti savo kažkokią laidą, ten turėti, pasakoti ir panašiai. Bet tai buvo ir strateginis žingsnis dėl verslo. Tai iš dviejų ir labai norėjau, bet ir strateginis žingsnis, nes aš nuo rugpjūčio galo, nuo rugpjūčio vidurio mes visiškai irgi buvom išsigryninę, kokios yra atsakomybės ir aš dirbu su personal brandingu, kad aš viską darau tai, kad mes pasiektume žiniasklaidos priemonės ir panašiai, kad gauti tą žinomumą. Taip. Ir kakadu jisai tiesiog ir aš tik tais pagalvojau, atsiuntė man tą pasiūlymą ir galvojau, wow, puikiai proga, reikia ją naudotis, nes aš visada stengiuosi naudotis visomis progomis, nesvarbu. Ką gyvenimas suteikia paimti. Užpildžiau tą anketą ir nuėjau į atranką ir man paskambino, atrinko, kad yra atranka, tai tada buvo 40 iš 400 40 merginų, toje atrankoje ten reikėjo išmokti tekstuką, jį pasakyti, prisistatyti prieš komisijos žiūrovus.
Nu ir viskas padariau. Jaudinu, nes aš visada šiaip labai jaudinuos, man tenais kelnės pilnos, nežinau, ten, nu, tamrasi jau visiškai. Jau šlapia karštą nors, palaukit, duokit vėjelę. Taip. Ir, nu, jau tenais pristačiau ir sako, viskas, atrinkit, nu, kad praeina toliau, 10 merginų ir toliau tada jau, kad tu vedi savo laidą. Tai buvo labai faina patirtis, todėl nes tu pradedi galvoti kiekvieną savo žodį perfiltruoti. Mes vėl flirtuojam, aš irgi visą laiką sakau, perflirtuoti. Taip. Ir tu visada stengiasi galvoti, tai kad nebūtinai tai nauda yra dabar, bet kokia ta patirtis. Tai va, iš tikrųjų patirtis ir vėlgi pažintis, televizija, tie patys ir organizatoriai, ir tie koordinatoriai to viso projekto. Jau vėlgi yra belė kokia nauda gera. Pažintis versle yra pagrindinis dalykas, jeigu tu nori būti sėkmingas. Arba finansai, arba pažintis. Nu, dar, sakyčiau, kartais iš vienos pažinties tu gali padaryti savo tokį verslą. Nežinai, būna, kur kiti sako, jeigu turi belė kiek finansų, tai tos pažintys jau kaip ir netokios yra svarbios, nes tu iš savęs tos finansus viską įkiši ir jau pradžią gali turėti. Bet jeigu tu tų finansų neturi milijonų, milijardų, tau kas tada gelbėja pažintis. Taip, pažintis. Bet kai jau būsi milijardus, ten milijardierius, tai jau tos pažintis pačios pas tavai. Jau jie patys jau sustatys. Visi norės su tavim būti jau draugais tuomet. Tai taip, o pažintis ir šiaip tas toksai apgalvojimas, ką tu pasakysi, kiekvienas tavo judesys, tavo visi oratoriniai sugebėjimai, tai ką užduoti, ką pasakyti, nes tu tenais turi pasakyti 10 sekundžių, kad tave paimtų arba nepaimtų. Ir vat išsigryninti. Per pirmasis tas, kad sudominti va tą. Taip, tokia intriga, užmesti kabliuką. Ir kartais vat būna tos 10 sekundžių, nes pas tavęs, kai ateina paimti interviu, ir jeigu jisai yra neįdomus, jo ir neįdės. Tai labai svarbu yra aiškiai išsakyti tai, ką tu galvoji, tai, ką tu mastai. Tai va tas irgi yra sudėtingiausias. Susikoncentruoti savo mintis į vieną tokį rutuliuką ir pasakyti didžiausią vertę, ką tu galvoji. Tai tas padeda labai išsirašinėti savo mintis, būti pasiruošus, tai tau tokį suteikia sportinį interesą šiek tiek irgi, kad tu esi visada pasiruošęs. O pavyzdžiui, jūsų ten 10, jau pačiam paskutiniame etape buvo, ar ne? Ar tarp jūsų buvo kažkokios kačių kautynės, kad aš geresnė už tave, tu čia nepateksi, tu nebandyk, ar jūs kaip tik labai draugiškai vieną kitą motivavot ir sakė, davai, pavaryk, tu gali? Buvo, viskas buvo šiaip... Dargi buvo atrankos metu, kai dar buvo mūsų 40. Tai ten atėjus, tai buvo toksai, žiūrkai gyvačių lizdas, susirinkusios ir taip žiūri ir tu nesupranti, ką čia dabar daryti. Bet atsirinko tos, aišku, neįlysim į kiekvieną, vis tiek yra ta konkurencija, tu nori laimėti, bet kokiu atveju, nes aš ir pagal save žiūriu, bet tikrai nebuvo to tokio, kad specialiai kištų koją, jo specialiai ten kažką darytų. Visos norėjo laimėti, visos tikrai, galbūt tos, kurios irgi nelaimėjo, jautėsi šiek tiek, yra tas nusivylimas, bet tu jį priėmė kaip žaidimą, tu tą suvoki ir labai draugiškai išeini į gražų ryšį. Tai visas irgi sakė, ateis aukštakulnis pas mane, nes visos susiduria su ta pačia problema, skauda, diskomfortas, lysta, nepatogus, spaudžia, krenta. Tai žodžiu, tai tapo labai gera reklama iš tikrųjų. Taip. Ne tik, kad šį fainai įdomu ir jeigu pasiseks, wow, super, važiuojam toliau. Bet ar nemanai, kad jeigu būtų tave atrinkę kaip vedėja, ar ne, ir tu pradėtum dirbti jau kaip kakadų vedėja, kad tada reikėtų ieškoti dar vieno darbuotojo, kas galbūt tą visą laiką, kurį tu praleidai televizijoje, kurį tu galėtum praleisti savo aukštakulnių platformai, kad turėtų tave atstovauti ir jau vietų tavęs dirbti, kaip tada būtum elgusi, kaip tu rastum galbūt žmogų, kuriuo taip pasitikėtum, kad tas vertybės nepamestų, kad tikrai nepridarytų nesąmonių. Tai šiaip su žmonių pasirinkimu, tai labai atidžiai reikia juos rinktis. Patikrinti, ne veltui yra duodami tie 3 mėnesiai bandomojo laikotarpio, nes tu pažįsti ir tai. Šiaip, kad žmogų pažinti darbinėje aplinkoje, tu turi metus laiko praleisti kartu pagal mano tokį įsitikinimą, todėl nes 3 mėnesiai per mažai nutikti kažkokiams kriziniams laikotarpiams, bet būna, kad sukrenta. Ypatingai pačioje pradžioje, pavyzdžiui, kaip ir man verslo pradžia ir man rugpjūtis, kai įsikeliam į patalpas, buvo pats juodžiausias, pats sunkiausias, nes tave tada kikino realybė, kad
aš rimtai turiu dabar padaryti. Man palauk, iš laiko prisišnekėjau. Aš čia dabar turiu, o Dieve, tai o ką aš čia dabar darysiu, ką man Kur aš įsivėliau? Taip, kodėl, nereikėjo ir panašiai. Ir tu tada turi stotis iš naujo ir jeigu dar neturi žmonių, na aišku, visada mano Paulius buvo šalia manęs ir jisai mane besąlygiškai palaikė visais įmanomais klausimais. O grįžtant prie kitoks klausimas buvo. Bet jeigu būtum papuolus į vedėjas, kaip atsirinkti tą žmogų? Tai tą žmogų jo labai labai atsargiai, bet jeigu aš ir būčiau patekusi, ten labai nedaug laiko reikia. Ten tos laikos, jo, tenais valandą, 2 per dieną viskas. Tai žodžiu, tau nebūtų labai kišakojęs. Nebūtų. Labai, nes viską galim sustruktūruoti, jeigu turi discipliną, labai aišku planą ir tavo visa diena, labai svarbu yra įsivertinti tą laiko našumą. Ir kad tavo kiekvienas darbas jisai būtų našus, efektyvus ir stengtis gerinti savo veiklos tą našumą. Žodžiu, ne tik tokias skrolinčias 6 valandas per dieną. Taip. Nuosekliai dirbant su visų planu, su galbūt ne to-do listu, bet su kalendorių, nes šiaip vieną tokį girdėjau ir labai pritariu tai frazai, kad to-do listas turi tokią savybę nuolat plėstis. Ir jeigu tu jo kažko nepadarai, tada kerta labai stipriai per savo... Per savivertę, kad aš čia net šito nesugebėjau, net lovas pasikloti, nesugebėjau tai, ką aš gyvenime sugebėjau padaryti. Tai vienareikšmiškai, jeigu tu įsidedi į kalendorių su aiškiu laiku, tu matai, kad tu jau tada, kiek tu turi tam laiko užduočiai atlikti ir laiko rėmuose labai įsivardinti. Kiekvienai užduočiai aiškus laiko rėmas nepadarai, tada pereini prie kitos užduoties, vėliau grįžti prie tos pačios, nes kartais modifikuojas. Geras, žiūri, geras patarimas iš tikrųjų. Aš per šitą mūsų visą pokalbį iš tikrųjų tiek daug atrodo pati motivacijos, gavau kažką daryti, viskas, aš čia grįšiu, einu skambučius daryti, gmailus rašyti, viskas darom. Nu, iš tikrųjų labai motivuoja vien tas faktas, kad tavo idėja verslo kilo būtent universitete, kur visiems atrodo, čia padarysiu tą projektą, kaip čia bus svarbu prasisuk, dėstytoja neprigaus, ar ne? Bet tas matymas, kad tu gali kažką padaryti daugiau negu tik atsiskaityti prieš dėstytoją, bet kad ta tavo idėja nėra tikrai, atėjau, atsiskaičiau ir pamiršau, tu gali ją vystyti, plėtoti ir tikrai kažką padaryti ir įgyvendinti. Nemokamus konsultantus verslo. Mes tai suprasim, kai pabaigsim universitetą. Žinai, tu pradedi vertinti viską tada, kada to nebeturi. Tai iš tikrųjų, žiauriai motivuoja visas tavo šitą istoriją ir kad tau pasisekė ir kad, žinai, labai faina matyti tavo užsidegimą šitą idėją ir tada tikėjimą savo verslu ir idėją, kai jinai jau yra įgyvendinta, jau tą sunkumą kaip ir praėjai ir dabar turėtum atsipalaidavusią vėdą, to nesipo, čia jau aš padariau, žinai, o tu vis tiek žiauriai matosi užsidegus, kalbi, daliniesi ir tu labai tiki tuo, ką tu darai, kas yra, man atrodo, pats nuostabiausias dalykas, kai žmogus tiki, ką daro ir myli, ką daro, nes kada tu myli savo darbą, tai čia yra pasaka. Tu nejauti to tokio galbūt didžiulio nuovargio, kai tu eitum į ofisą dabar, žinai, nuo 8 iki 5. Tai man yra wow, aš nežinau, kaip jūs žiūrovai už ekraną, bet aš esu šoke. Pasakyk dar paskutinį kokį, nežinau, palinkėjimą ne tik mūsų studentam universiteto, bet galbūt visiems, kurie žiūrėjo, kurie susidomėjo šitą mūsų epizodu, ką palinkėsi, norint galbūt verslą savo įkurti ar bandant įkurti verslą, bet kai tu pats save, žinai, biškį muši atgal, kad gal kitą kartą. Tai galbūt tas toksai keli netgi patarimai, kad visų pirma, tai labai nuoširdžiai tikėkit to, ką darot, jeigu turi tą idėją, išbandykit ir konsultuokitės ir svarbiausia savo atliekamam darbe generuokit kuo didesnę vertę. Ir jeigu norite pradėti savo daryti verslą kažkokį, ypatingai kai esate jauni ir be patirties, pirmiausia, atidirbkite kažkam taip, kad tai lyg tai būtų jūsų verslas. Ir tik tais tuomet išsiugdė discipliną darbui, supratimui, kaip veikia pinigai, kaip juos uždirbti, kaip tavo darbas sugeneruos vertę, nežinau, tenais pakeis įmonės visą, galbūt netgi įvaizdį ir generuos pelną, pajamas, augimą ir panašiai, viską matyti ir daryti savo darbą su perspektyva į ateitį. Kai mes matysim tą perspektyvą ir realiai pergalvosim, ar taip tas darbas dabar yra tas, kurį reikėtų labiausiai atlikti, kuris labiausiai dega,
Ir galbūt net nelabiausiai dega, nes degantis gali būti ir maži darbeliai, bet kelis per savaitę darbus pasidaryti tokius, kad būtų strateginiai plėtros į priekį. Ir tiesiog dirbkit, netingėkit, eikit, varykit, darykit, nes dabar iš tiesų mes turim tokias galimybės, bet nei vienas jomis nesinaudojam, nes galvojam, ai, tai čia nais kažkiek. Rytoj. Ir vis tiek, kai mes dirbam, tai dažniausiai būna tas, kad mes gaunam tą tokį saugumą. Be ribų, varykit, generuokit, pamatysit, jūs vėliau paims, nes darant savo verslą, dar kas yra labai svarbu, jeigu tau nepasiseks, tu būsi susimokėjęs už patį geriausią universitetą. Niekas tavęs taip neišvys kaip savo verslas. Tai bandykit, darykit, tikrai ne kiekvienam, praeisit daug, bet verta. Mokės gerai ir verta. Labai verta. Žodžiu, tokie yra mūsų patarimai, tokie yra Rūtos patarimai. Ačiū tau, be galo, kad tu buvai. Buvo žiauriai įdomu. Aš su jumis lygiai taip pat atsisveikinu, aš buvau Liepa, čia buvo Rūta, susitiksime kitame epizode, o nežinau kaip jūs, aš taip bėgu kablais mokytis. Aš einu, varau. Netoliese kaip tik. Viskas, viso gero, bye bye.